Sveiki. Leiskite dar kartą prisistatyti. Mano vardas Oleksijus Kožanovas ir kaip jau minėjau ankstesnėme vaizdo įraše, esu ECC Ukrainos generalinis sekretorius. Tačiau anksčiau buvau viceprezidentas atsakingas už elektroninę prekybą ir skaitmeninius sprendimus, todėl ypač domiuosi ir palaikau Rebuild Ukraine portal projektą. Šiame vaizdo įraše paaiškinsiu, kodėl sukūrėme Rebuild Ukraine portal ir kaip jis padės įmonėms lengvai rasti bei stebėti joms aktualius projektus. Portalas taip pat padės užsienio įmonėms rasti Ukrainos pagalbos paslaugas ir partnerius, kurių joms gali prireikti sėkmingai dalyvaujant konkursuose. Mes tikime, kad didesnis užsienio įmonių dalyvavimas Rebuild Ukraine programoje yra naudingas Ukrainai. Jos gali suteikti išteklių, patirties ir technologijų, kurių Ukrainoje trūksta arba kurios čia tiesiog nėra prieinamos. Todėl pagrindinė šio portalo idėja – palengvinti užsienio įmonių dalyvavimą. Išsamesnį portalo veikimo paaiškinimą rasite vaizdo įraše Rebuild Ukraine portalo gidas, kuris pateikiamas po šio vaizdo įrašo. Gerai, leiskite pradėti nuo detalesnio paaiškinimo, kodėl sukūrėme šį portalą ir kokias funkcijas jis siūlo. Ukrainos vyriausybė turi dvi puikias platformas skirtas Rebuild Ukraine programos palaikymui. Kaip aprašyta vaizdo įraše apie projekto gyvavimo ciklą, projektai pradedami DREAM platformoje. Vėliau jie yra tobulinami, finansuojami ir patvirtinami prieš juos užregistruojant Prozoro sistemoje. Tada projektas yra paskelbiamas konkursui. Visi projekto gyvavimo ciklo etapai yra stebimi per portalą. Svarbiausia, kad portalas leidžia įmonėms sekti pasirinktus projektus nuo jų inicijavimo iki paskelbimo konkursui. Tai suteikia jums daug daugiau laiko parengti pasiūlymo dokumentaciją, surasti pagalbinės paslaugas ir jei reikia konsorciumo partnerius. Jei lauktumėte tik konkurso paskelbimo, paprastai turėtumėte tik kelias dienas arba porą savaičių pasiruošti. Šis papildomas laikas suteikia jums aiškų pranašumą. Prenumeratoriai taip pat gauna pranešimus paštu. Jie siunčiami, kai paskelbiami nauji projektai arba kai atnaujinama informacija apie stebimus projektus. Šiuo metu atstatymo programa yra tokia dinamiška, kad tai beveik kasdienis įvykis. Norint dalyvauti Prozoro projektuose, kaip buvo paaiškinta vaizdo įraše, Prozoro ir viešieji konkursai, kai pateikti pasiūlymą, įmonės turi užsiregistruoti patvirtintoje elektroninių konkursų platformoje. Portalas taip pat suteikia visą reikiamą pagalbą ir nuorodas, kad užsienio įmonės galėtų bendradarbiauti su PublicBid. Atsižvelgdami į fiksuotas administracinės išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse, įtraukėme filtrą, kuris pašalina projektus, kurių vertė mažesnė nei 500 000 dolerių. Tai leidžia prenumeratoriams lengviau susitelkti į potencialiai pelningus projektus. Galiausiai, mūsų taip pat paprašė suteikti informacijos apie pagalbos paslaugas ir galimus partnerius. Suteikdamas vieną sąsają su stebėjimo įrankiais ir pašto įspėjimų funkciją, portalas siekia palaikyti DREAM, Prozoro ir PublicBid, o ne su jais konkuruoti. Tai yra priežastys, dėl kurių sukūrėme Rebuild Ukraine portalą. Taigi, tai buvo įžanga. Maniau, kad gali būti naudinga trumpai pažvelgti į supaprastintą schemą, kuri parodo įvairių dalyvių ir portalo tarpusavio ryšį. Štai supaprastinta schema, kuri parodo, kaip Rebuild portalas jungiasi su pagalbos paslaugomis ir suteikia vieną sąsają su DREAM, Prozoro ir PublicBid. Vaizdo įraše Rebuild Ukraine portalo gidas aš paaiškinsiu tai išsamiau, tačiau manau, kad apžvalga padės iškart suprasti šių ryšių kontekstą. Kitoje skaidrėje paaiškinsiu prenumeratos kainodarą. Čia matote, kad metinis prenumeratos mokestis yra 2500 eurų. EUTK ir Meno salos įmonėms prie kainos reikės pridėti EUTK pridėtinės vertės mokestį. Kaina apima pilną prieigą prie portalo 12 mėnesių laikotarpiui, įskaitant pašto įspėjimų paslaugą. Esame tikri, kad portalas leis jums greitai identifikuoti ir stebėti dominančius projektus, taip sutaupydamas jums daug laiko ir pastangų. Be to, pašto įspėjimų paslauga suteiks jums išankstinį pranešimą apie naujus projektus, todėl galėsite pasiruošti pasiūlymams gerokai anksčiau nei oficialūs paskelbimai. Prenumerata taip pat apima virtualų stendą dviejose kasmetiniuose Rebuild Ukraine virtualiuose forumuose ir 2 įmonės delegatų bilietus į tuos pačius kasmetinius Ukrainos forumus. Šie forumai bus skirti supažindinti su potencialiais partneriais ir paslaugų teikėjais, pristatyti Ukrainos prekybos asociacijas, suteikti galimybę užduoti klausimus pramonės ekspertams, pateikti naujausią informaciją apie Rebuild Ukraine programą, taip pat suteikti galimybę bendrauti su portalo kūrėjais, kuriems galėsite pasiūlyti patobulinimų, kad portalą būtų lengviau ir produktyviau naudoti. Bendra metinė stendo ir delegatų bilietų vertė yra 1580 eurų. Tačiau tai jau įskaičiuota į jūsų prenumeratą. Jums nereikės mokėti nieko papildomai.
Šie forumai vyksta virtualiai, todėl jie yra labai ekonomiški ir lengvai pasiekiami iš bet kurios vietos. Todėl mes tikime, kad prenumerata suteiks jums puikią vertę už pinigus. Kitoje skaidrėje parodysiu portalo pagrindinį puslapį ir jo interneto adresą. Čia matote Rebuild Ukraine portalo pagrindinį puslapį. Jame pateikiamas trumpas paslaugos aprašymas ir taip pat rodoma dabartinė pasiūlymų užklausų skaičius. Kaip matote, darydami šią ekrano nuotrauką, buvo daugiau nei 13,000 projektų. Mūsų nuomonė, šis skaičius yra per didelis, kad būtų galima efektyviai valdyti, ypač todėl, kad daugelis jų yra labai mažos vertės projektai. Dėl šios priežasties mes įdiegėme funkcijas, kurios pašalina visus projektus, kurių vertė mažesnė nei 500,000 AUV dolerių ir leidžia pažymėti jūs dominančius projektus, kad galėtumėte sekti tik juos. Net ir atmetus mažos vertės projektus, kai kūrėme šį vaizdo įrašą, vis dar buvo gerokai daugiau nei 1,000 projektų jūsų svarstymui, o naujų nuolat pridedama beveik kasdien. Užsienio įmonėms atsiveria daug galimybių įsitraukti. Jei po šio vaizdo įrašo peržiūros norėtumėte užsiprenumeruoti, tiesiog spustelėkite prenumeratos mygtuką puslapio viršuje dešinėje ir vykdykite instrukcijas. O jei norite pirmiausia sužinoti daugiau detalių apie tai, kaip veikia portalas, verta skirti laiko ir peržiūrėti kitą šio grojaraščio vaizdo įrašą – vadovas po Rebuild Ukraine portalą. Ačiū, kad žiūrėjote vaizdo įrašą Įvadas į Rebuild Ukraine portalą. Jei ši informacija jums buvo naudinga, labai padėtume, jei spustelėtumėte mygtuką patinka ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujausią informaciją. Taip pat pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis ir verslo kontaktais. Būtume tai tikrai dėkingi. Svarbiausia, atminkite, kad ECC Ukraina yra čia, kad padėtų. Mano kontaktiniai duomenys pateikti šioje skaidrėje ir aprašyme apačioje. Nedvejodami susisiekite su manimi. Mano vardas Aleksejus Kožanovas. Kartu galime sukurti geresnę ateitį. Laukiu jūsų žinutės. Dar kartą dėkoju už jūsų dėmesį ir susidomėjimą.